Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Šiandieną mūsų tema – kaip išeiti iš konfliktinių situacijų šeimoje. Aleksandrai Genadievičiau, kokios giluminės priežastys šeimos konfliktų ir kaip su jomis tvarkytis, kad situacija nedaeitų iki skandalo? Pradžioje pradėkime nuo pamatinių dalykų. Pradžioje reikia išsiaiškinti pagrindinį klausimą. Kodėl šeima egzistuoja? Koks tikslas tokios sąjungos? Arba santuokos. Kas yra santuoka? Ką tai reiškia? Suprantama, kad šeima tai sąjunga siekti įvairių tikslų, aukštų tikslų kartu. Turi būti vienas tikslas šeimoje. Konfliktas neišsisprendžia šeimoje, jei jis bręsta ir vystosi toliau. Visada pratrūks. Kodėl? Todėl, kad šeima palyginama su viena valtimi. Jūs plaukiate vienoje valtyje ir iš jos išlipti negalite. Todėl, kad jūs randatės vandenyne, materialios egzistencijos vandenyne. Tokį pavyzdį duoda Vedos. Jūs turite priimti sprendimą, į kurią pusę plauks jūsų valtis. Va taip. Jeigu pas jūs nėra aiškaus tikslo, pas jūs skirtingi įsivaizdavimai apie tai, jūs niekada nesugebėsite organizuoti tokios sąjungos, sukurti stiprios šeimos. Pagrindinė priežastis visų pirma turi būti vienas tikslas pas jūs. Vienas tikslas ir kartu sprendžiame. Todėl Bhagavad Gitoje pasakyta, kad gali būti kita priežastis, kuri duoda pagrindinį įtrūkimą mūsų santykiams. Ir po to skausmingas išsiskyrimas. Pagrindinė priežastis – tai dvi prigimtys, dvi žmonijos prigimtys, suderinamos ir nesuderinamos. Viena kitą atmetančios nesuderinamos. Dieviškoji prigimtis ir demoniška prigimtis. Santuoka negali būti sudaryta iš dviejų priešingų prigimčių. Iš tikrųjų tai yra katastrofa. Ir mūsų laikais sudėtingumas yra tame, kad tos dvi prigimtys susimaišiusios žmoguje. Ankstesniais laikais tai buvo suprantama, aišku. Va, dieviškos prigimties žmogus, va, demoniškos prigimties žmogus. Ir jie per atstumą palaikydavo pasaulį. Buvo santykių kultūros atstumas. Artimai niekada nebendravo. Todėl, kad visada bus konfliktas. Rimtas konfliktas, net iki žmogžudystės. O šiandieną pas mus kiekviename žmoguje yra ta ir kita prigimtis. Mes susimaišę. Ir čia reikia išsiaiškinti, ką mes norime puoselėti. Demonišką prigimtį ar dievišką prigimtį mūsų šeimoje. Jų skirtingas mentalitetas, skirtingi tikslai, skirtingas gyvenimo požiūris, skirtinga švara, maistas, kultūra, religija, mokslas – tai visiškai skirtingi žmonės, skirtingos kryptis. Čia tik keletas pagrindinių priežasčių pasakyta, kurios gali mums padėti suprasti, kaip sukurti harmoningą šeimą ir ko reikia vengti. Tai esminiai dalykai. Yra dar daug buitinių dalykų. Mes juos su jumis galėsime aptarti procese. Prašom, klauskite. Kaip reaguoti į agresiją, į partnerio kritiką? Tai priklauso nuo konkrečios situacijos. Jeigu jūsų partneris, kaip jūs vadinate, šiandieną pas mus taip vadina, partneris, ne vyras, ne žmona, o partneris. Labai įdomu, grinai formalus pavadinimas.
Jeigu jis ruošiasi jūs užmušti, tai agresorius, jūs tikrai turite gintis. Reikia žiūrėti, kokia agresija, kokiu pagrindu. Bet kokia agresija, bet koks pyktis kyla iš nepatenkintų jausmų. Bhagavad Gitoje sakoma taip. Agresija reiškia nepatenkintas geismas. Kaip tai pasireiškia vyrams? Vyras žiūri į moterį kaip į paklūstančią energiją. Pagal savo pirminę prigimtį vyras į moterį žiūri kaip į paklusnę energiją ir todėl vyras linkęs eksploatuoti moterį. Va kas vyksta. Grubiu ir subtiliu būdu. Čia jau atskira didžiulė tema, kaip subtiliai tai vyksta. Galiu duoti mažą užuominą, jei tai jūsų nenuliūdins. Emancipacija tai subtili moterų eksploatacijos forma iš tikro. Tai nėra laisvė, tai nelaisvė. Išlaisvinti moterį reiškia duodamas toks pavyzdys. Paimate saują tarakonų iš savo buto, atidarote langą, o ten žiema ar lietus, ten laukinė gamta ir sakote tarakonui į ausį. Dabar tau atiduodu visą pasaulį ir išlaisvinu tave. Von, tau ten. Jūs išmetate mirčiai būtybę. Taip pat ir moteris, likusi be apsaugos, emancipuota, ji žūsta šiame pasaulyje. Ji tampa seksualumo simboliu, lengvai pasiekiama. Ji tampa vyrų jausmų tenkintoje. Vat kas yra emancipacija. Čia subtili užuomina jums. Todėl šeimoje reikia ne moters eksploatacijos, o meilės ir pagarbos. Todėl, kad yra už ką gerbti. Tai žmona, tai mama, tai kai kam dukra. Ir būtent šie pavadinimai pakelia moterį virš juslinių malonumų simbolio. Kas apgins moterį nuo amoralių vyrų, jeigu ji emancipacija ir nuo nieko nepriklausoma? Jeigu nėra vyro, nėra tėvo globos ar suaugusių vaikų, kas ją apgins, ji lieka be apsaugos. Todėl moteris turi būti apsaugota visais savo gyvenimo etapais. Ir jeigu vyras darosi agresorius, reikia tai išsiaiškinti, kad jis eksploatatorius, kad jis nepatenkintas žmona, nes ji nepaklūsta jam. Arba žmona tampa gyvate, kuri gelia jam į širdį, sukeldama skausmą, užgaudinėja jo ego, priekaištaudama jam, negerbdama, žemindama jį. Yra įvairių priežasčių. Jūs tai įvardyjate, ai čia tik mano silpnybė, simptomas, bet jis tai agresorius. Palaukite, o jūs kas? Jūs provokuojanti agresiją. Kaip čia dabar gaunasi? Bendradarbiaujate? Ir kadangi tarp jūsų yra meilė, vienaip ar kitaip kyla konfliktas. Jeigu nebūtų meilės, patrauktumėte į skirtingas puses ir niekados daugiau nebesusitiktumėte. O kadangi yra meilė, bus ir muštynės. Nes konflikte jūs galvojate, kad rasite sprendimą, nors kokį sprendimą. Arba jį paklus, arba aš ką nors suprasiu, arba jį ką nors supras. Su tuom jūs skausmingai aiškinatės. Skausmingai. Va. Jūsų atveju suprantu, kad vyras agresyviai elgėsi. Tarp kitko, tai būdinga šiuolaikiniams vyrams. Dėl bet kokios priežasties jie pradeda šaukti, pyktis pas juos nekontroliuojamas. Tai žmona netaip daro, kaip aš noriu, mano jausmai nepatenkinti. Taip apibūdinami vyrai, be dvasingumo, supraskite. Bet kuris vyras, kuris neturi dvasinės patirties ar dvasinės kvalifikacijos, jis nesugebės valdyti savo jausmų. Nesitikėkite šito. Arba jis taps girtuokliu, išgers ir bus ramus, ir eis miegoti.
Arba jis bus toks, jūs gyvensite kaip šuo su kate. Dvasinė energija nuramina, o geismas neramina. Jis virsta pykčiu kaip tik. Tai pavydas, tai įtarinėjimai, nepatenkinti tuom, kas yra. Žmona sako, pinigų mažai, tu nedirbi, tu nepildai mano norų, tu netitinki mano planų. O kas tu tokia, sėdi sau čia namuose, neaišku, ką veiki. Jis taip pat priekaištauja jai ir gaunasi, kad jie nepatenkinti vienas kitu visą gyvenimą. Nepatenkinti jų jausmai, todėl tam ir reikalinga dvasinė praktika. Supraskite, apie ką dabar kalbu. Šeima yra dvasinė tvarka, taip aprašoma. Tai ne šiaip sau sugyventiniai, vyras ir moteris. Jų pareigos labai aukštos, jie yra dvasiniai mokytojai savo palikuonėms. Štai kas yra šeima. Tai šeimos tradicijos, tai dinastijos praeityje. Tai buvo puikios tradicijos. Kažkada buvo tradicijos vedų raštuose, puranuose aprašyta. Nuo Saulės iki Mėnulio dinastijos tęsiasi. Tik įsivaizduokite. Nuo dinastijos pusdievių iki žmonijos aplamai. Šiandieną mums tai skamba kaip pasaka kokia. Ką jau ten, mes savo prosenelių nebežinome. Jau močiutes senai pamiršome. Mes iš tikrųjų nebeprisimename savo motinos ir tėvo. Šeimos institutas beveik sunaikintas, o jūs dabar kalbate apie agresiją. Jūs išvis net ne to klausėte. Reikia klausti apie šeimą, kas yra šeima, kaip kuriama šeima, o ne kaip negauti smūgių nuo vyro. Kitas klausimas. Ką daryti, jeigu partneris vengia kalbėtis apie problemas? Vėl partneris vengia, o Dieve mano. Partneris vengia aptarinėti problemas. Tai priklauso nuo to, kokią nuotaiką aptarinėjate šiuos klausimus. Asmeninius, šeimyninius. Pavyzdžiui, vyrui nepatinka, kai žmona ką nors moko, kada kalba kaip pamokslautoja. Jo vyriška prigimtis neperneša to, jam tai kaip pažeminimas ir įžeidimas. Moteris neturi duoti tiesioginių nurodymų, pamokymų, kaip mamos vaikui tai daro. Žinome. Ji randa kitus kelius į vyro širdį. Ji klausinėja jo, kartu aptarinėja kokias tai temas, tariasi, nori išklausyti jo nuomonę ir nebando primesti. Tarp kitko, aš nesenai bendravau su viena šeimos pora, senai juos žinau, jie žmonės iš Amerikos. Mes senai susipažinome, daug metų atgal, gal prieš 30, aš jau metuose, o jie dar senesni, jiems 80. Pas jos vaikai, jie visą gyvenimą gyvena taikų, harmoningą gyvenimą. Visi žiūri į juos ir galvoja, kaip taip gaunasi jiems gyventi, taikiai ir harmoningai. Ir kada aš buvau svečiuose paskutinį kartą, paklausiau jo žmonos, kaip tik tokį klausimą. Ar galite pasidalinti, kaip jūs pragyvenote taikiai, harmoningai iki dabar ir gyvenate taikoje harmonijoje iki šių dienų? Ji moteris, todėl ir kreipiausi į ją. Šį meną geriausiai žino moteris. Ji pasakė, taip, noriai pasidalinsiu. Ji daug papasakojo apie šeimą, bet formulė tokia, klausykitės įdėmiai formulės. Tai rimta formulė, dėmesingai priimkite. Jeigu man kažkas nepatinka, aš turiu pasakyti, netylėti. Kada moteris tyli, tai yra blogai. Ji tada bando įskaudinti vyro jausmus, kad jis galvotų apie ją, kad jis būtų nusiminęs, kad pasikankintų. Kas tau ar kas nutiko, aš nesuprantu, ieškai priežasties.
O ji tuom mėgaujasi, suprantate, ji taip eksploatuoja vyro intelektą. Ne, ji turi pasakyti, jeigu kas jai nepatinka, privalo pasakyti, tai svarbu dėl šeimyninės sveikatos. Jeigu jūs nutylite visas savo problemas, pas jūs prasideda slaptas gyvenimas vienas nuo kito, arba sutrinka sveikata. Negalima savie laikyti prieštaravimu, jūs išsakote vienas kitam. Ir kada jūs aptarinėjate, bet vyras vis tiek primiktinai reikalauja savo požiūrio, tada jūs nusileidžiate kaip moteris. Ir negalvokite, kad jūs pralošėte. Būtent jūsų nusileidimas jį daro dėmesingesniu ir rūpestingesniu jūsų prigimčiai. Jis iš karto nesutiks, bet jis jau išgirdo jūsų nuomonę, suprantate? Tai daro įspūdį vyrui, kada moteris sako savo nuomonę. Pateiksiu pavyzdį. Draugas draugui sako, koks gi tu bailys. Kažkur išsigando draugas ir jam papriekaištauja bailys. Na žinoma, gaila. O dabar įsivaizduokite, jeigu jo moteris pasakys vyrui, tu bailys. Ant kiek stipriau, tai bus jos žodžiuose. Taip, kad čia klausimas darosi įdomus. Moteris sako savo nuomonę, vyras nesutinka, bet jis išgirsta jos nuomonę 1, 2, 3 kartus ir būtent tas moters nusileidimas jį kaip tik atvirkščiai stimuliuoja labiau atkreipti dėmesį, labiau rūpintis. Būtent kaip tik paklusni moteris užkariauja vyro širdį. Aš kalbu apie santuoką, kurioje yra abipusiškumas. Jeigu nėra abipusiškumo, net neklauskite, nieko ten nebus, niekas nepadės. Bet jeigu vis dar yra abipusė santuoka, jūs esate brangus vienas kitam, kol kas vis dar brangus, žinoma, tada viskas suveiks būtinai. Šeimai tai bus labai gerai. Kitas klausimas. Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями.